Jūs sakėte, esate jaunas, tai kai padirbsite 10 metų ir nieko iš to neturėsite, tai imsite galvoti, kodėl neturite. Kaip ir mes, dirbam, paimam vieną klientą pavyzdžiui, ne? Nuėjau pas jį, padirbau, gavau pinigų, mokesčiai pasėmė savo dalį, dar yra ir kiti mokesčiai, po mokesčių. Ir iš tų pinigų lieka, tai ką reikia daryti? Tai jeigu jau dirbi beveik nemokamai, tai ką reikia daryti? Reikia gauti neapmokestinamų pinigų verslui plėsti. Neapmokestinami pinigai tai investuoti kliento pinigai. Jeigu tu, kaip klientas, nori pirkti namą, tu moki į mūsų biudžetą pinigus. Į mūsų biudžetą tu moki pinigus. Tai yra, tu perki medžiagas. Tu perki medžiagas savo namui. Tu iš karto pinigų neturi tiek, 50% namo kainos sumokėti, kad tau greitai pastatytų. Tai tau suteikta galimybė taupyti pinigus. Taupyti pinigus savo namui ir gauti 50% nuolaidą. Bet tai tau dar sunku tai suvokti, nes tu sakysi, kad tau reikia taupyti 80 ar 100 metų namui. Tai dėl to mes leidžiame tau pardavinėti namo komplektus, kad tu lengviau sutaupytai. O nuo komplekto parduoto, namo komplekto, tu gausi 10%. Ir taip, vos 10 draugų radę, kurie perka namą, nebūtinai draugų įdėjęs skelbimą rasi klientą namui, jau tu turėsi namą. Po 10 draugų, po 10% tu turėsi 100% namo kainos. Ir taip dirbdamas, tu gauni karjeros lentelę, dar papildomai pinigų už gerą darbą. Nes kiekvienas versle skatina gerus darbuotojus. Ir tokiu būdu, padaręs 100 pardavimų, tu gauni 120% pliuso. Vadinasi, tu gauni namą nemokamai, dar vieną. Sunku tai suvokti, bet tai yra matematinė progresija. Verslas uždirba nuo tų, kurie ateina, tie, kurie taupo, sutaupo ir uždirba dar daugiau. Bet visa sistema yra tam, kad būtų tau lengva nupirkti nekilnojamą turtą. Nes iš minimalaus atlyginimo tai praktiškai neįmanoma. Gali bandyti, aišku, dirbti ir visą atlyginimą dėti už kokį tai butą, kad jį nupirkti. O gali pardavinėti namo komplektus ir nupirkti butą po 10 klientų. Čia tau rinktis. Ne man aiškiti 10 kartų, kas žmogui būtų lengviau. Pardavinėti namus ar dirbti su kastuvu. Čia jau kiekvieno smegenys kaip neša.